Toks stengtis daryti dalykus. Aš stengiuosi, aš bandau, nebandyk, nesistenk. Leisk viskam nutikti natūraliai. Leisk savo aukštesniajam aš tave vesti. Klausyk jo gairių, daryk tai, kas yra tavo aistra, kas tave jaudina, kažkoks jauduliukas, kažką specifinį padaryti tavo gyvenimą. Aš noriu dabar važiuoti prie ežero labiau, negu aš noriu eiti skalbti savo vis drabužius. Nu ir aš einu, važiuoju prie ežero, tie drabužiai galės palaukti. Jeigu tai yra duota tau, jeigu tai atėjo pas tave, tas jauduliuks, tas jausmas, noras, bent jau 1% kažką padaryti, tai ir daryk, nes tai yra tavo aukštesniojo aš vedėms. Atsipalaiduok, nebandyk padaryti dalykų, tiesiog daryk, anus. Tiesiog daryk, atsipalaiduok, tau nereik visko žinoti ir visko suplanuoti visada. Tau nereik nieko. Gyvenims ir žymiai paprastesnis ir žymiai lengvesnis negu mūsų ego mums pasako, kaip mes turim gyventi. Ir ypač dabartinis šitais modernus pasaulis, ypač kaip jis juda ir kaip visi žmonės gyvena. Tu neprivalai taip gyventi ir tu neturi taip gyventi, tau nebuvo lemta taip gyventi. Susijungsi savo aukštesniųjų aš per savo aistrą. Tavo aistra yra jauduliukas. Tavo aistra yra jauduliukas, tai yra energijos kalba fiziškai. Tavo aukštesnysis aš esi pats tu ir tau atsiunt šitais gairės, ką daryti šiuo jausmu, šią energiją, šiuo jauduliuku jausti. Oh my god, aš noriu dabar varyti tenais ir tenais ir tenais ir aš tą darau, nes man yra tai faina. Nors aš gal truputėlį bijau kažko ir nežinau, kas gali ten nutikti, bet aš vis tiek einu, nes aš 110% pasitikiu nežinomybę ir aš 120% pasitikiu savo aukštesniųjų aš, nes jis žino, kas yra man geriausia. Jis yra ant kalno viršūnės. Jisai mato visus takelius. Ir aš esu čia, kad galėčiau tobulėti šitoj fiziniai realybėj, plėstis šitoj fiziniai realybėj, išmokti dalykus ir atsiminti save iš naujo. Gyvenk čia ir dabar. Ir tiesiog užsiimk savo aistrą, nes tavo aistra yra tavo kelias.